Nu, galim tiesiog. O kodėl jūs parduodat tokį jauną mažą ožį? Ožį. Bet kažkoks numeris labai keistas. 838. Nu tai čia bus namų. Tai gal Algirdukas? Namų bus koks nors dėdukas. Visiškai net neįsivaizduoju. Vat tai va, kai grįžau, iš karto buvau įmestas į skambutį, net neįsivaizduoju, ką reikės kalbėti. Klausau? Alio! Klausau. Labą dieną, kaip čia aš prastai girdžiuosi savo? Ar jūs girdžiu? Alio! Girdžiu aš jūs? Jūs irgi mane girdit? Girdžiu. Aš va dabar, lyg irgi jau dabar jūs girdžiu. O jūs girdit? Girdžiu. Gerai, aš irgi kažkaip, bet žinokit, trukinėja. Ar čia pas mane, ar šis prastas, ar pas jūs? Gal ir pas mane. Nu, bet mažu ir pas mane, žinokit, yra. Tai, palaukit, dabar jau gerai, ne? Gerai, girdžiu. Turėtų gerai būti. Pas mane čia kažkaip tai vat buvo, bet dabar jau atrodo gerai viskas. Nu va, tai klausykit, pasišnekam dėl to jūsų ožio. Ai, dėl ožio. A dar nepardavėt? Nepardavėm dar. Kaip panas? Nu, kaip čia vyrų duosiu gal. Nu, nežinau, koks jis svoria. Atvažiuotgi gali čia netolė, kur jūs užtolė? Aš nežinau, kur jūs esat. Čia Lokėse. Kur? Lokėse. Odesa? Nu nelabai toli, žinokit. Netolin. Tai aš nežinau, jisai... Ką tenais, pieno duoda, jokau? Pieną duoda. Tai svorio jūs jo nežinot. Ai, kaip nežinau, nesuprantu. Tai žinot, kaip ožkos ir ožiai ten jisgi nebūna tokie labai stambus jau. Ja, tai esmė, kad... Bet jisai nemažasgi jau. Nu, nemažas, ūgis nemažas. Kiek ten sakėt, 1,5 metų, a ne? Nu, tai gal, parašyta ten. A jisai, klausykit, pas jis nekastruotas? Ne. Kastruotas. Nekastruotas, ne. Galima vest pas... Aga, supratau. Gerai, nes, matot, pas mane čia sūnų reikia kažkaip, tai jisai metalo grupiai kažkaip, tai sako, kažkam tai reikia jam ožio. O kokios jisai baltas, a ne? Šits juodo dar turi. Mažai ten juoda per nugarą pačią eina. Ja, nu koks skirtumas, sakė, vis tiek juodai dažys. Klausykit, tai kada aš galėčiau pas Anu atvažiuoti pažiūrėti? Tai jūs, tai ir rytoj galite, kodėl ne? O, kodėl ne? Jeigu nedirba, tai galit. Ačiū Dievui, da dirbu. Dirba tai labai gerai, da ką dirba. Nu, matot, šiais laikais kažkaip vis geriau. Geriau. Sakėt, aš nežinau, mano tas sūnus, jisai grupiai groja, jam tenais to ožio kažkokio tai reikia. Aš dabar jam nupirksiu, ale man reikia, kad jisai pats jūs užsiklausinėtų apie tą ožį, ko jam tenais reikia. Nu gerai, jeigu pasiklausė, pas vyras pakalbėsiu juo daugiau gal jisai. Nu gerai, tai tada gal aš nežinau, tai reiktų tada, suprantat, kitą sūnų savo. Palaukit, aš jį pakviesiu. Jonai, ateik pašnekėsi. Vilsmantai, ateik pašnekėsi. Kas? Čia dėl ožio nori žmogus, bet kad jam reikia... Alio, aš. Alio. Teta. Klausom. Alio, labas, teta. Alio, klausau. Dėdė Šilukas dėl ožio. Nu, klausau, kalbėkim. A kokia spalva ožio? Spalva ožio, jis yra baltas, toks į pilkumą. Per vidurį tokia pilka juosta per nugarą, per pečius tokie pavalkai. Nu, nes... Pilkesni. Taip. Bet man juodas geriau, nes mes norim aukoti ožį demonui, o jų kas nors bandė jį aukoti. Nu, tokio dalyko mes nežinom. O, klausykit, jeigu ožys ne juodas, demonas jį priims? O to reikia pasiklausti pačio demono. Ką jis priima, ko jam nereikia. Nes mūsų grupė nori būti nemirtinga. Mes, paukojam jau vieną celką ir dabar reikia ožio. Nu, aukokit. Tėte, o kiek sveria ožys? Nu, aš nežinau, gal kokį 50 sveras? Ar 40, ar 50, nesvėriu, aš nežinau. O kiek čia kraujo, nes mes grupiai 5, įdomu užteks.
Nu jau gal tu 5 to kraujo, tai gal užteks. O aš, vat aš esu komandos lyderis. Ir man reikia, kad mano dar ir, o didelė pasožė sasiska. Kas? Sasiska. Tai jau didelė. Super. Jo, didelė. Nes labai svarbu, kad pas lyderį būtų irgi didelė sasiska. Didelė. Tėte, man tinka tas ožės. Ir ožį irgi gali paimti. Tai gerai, tai kiek jūs prašote už tą ožį tada? Jeigu sūnui tinka, tai tinka. Nežinau, aš už jį mokėjau, dabar metus pralaikiau, 150 paprašyčiau. Paprašysi tiek, ne? 150 paprašysiu. Supratau, tai reiks dar tenai žiūrėti, kaip tenais vietoje, nes aš žinau, kad per radiją vieną girdėjau, kad irgi kažkas tai dar pardavinėja tą ožį, tai aš galvoju dabar dar jiems pasiskambinti, žiūrėsiu. Tai žiūrėkit. Gal žinot, per radiją tenais yra SMS tokie maratonai šitas. Ne, ten nežinau to dalyko. Nežinot radiją? Ne. Neklausot radijas? Ne, radiją klausau, bet ne, tokio dalyko nepakliuvau tam dalykui. Pakliuvot, žinokit. Žinot tokią radiją Zip FM? O, ne. Nežinot, iš Vilniaus tokią. Ne. Klausykit, tai aš pasiskambinsiu tada į šitą, dar tam kitam žmogui ir jau ką aš jums perskambinsiu, susitarsime, kaip susitikti. Gerai? Gerai, Dėkui jums labai tada. prašau. Čortai. Radistai, motherfucker. Demonai. Demonai. Aukosim.